Labas rytas. Po kelių dienų baigsime švęsti Elnę devyniaragį arba žiemos saulėgrįžą. Dienos ims ilgėti, taip ir kitų metų sulauksime. O Gimtosios žemės laidoje šiandien žiūrėkite apie tai, kuo gyvena Kalėdų senelių sostinė ir Pakruojo rajono Stačiūnų kaimas bei bendruomenė. Po savaitės Kalėdos miestiečiai ir miesteliečiai, kaimiečiai ir gyvenvietiečiai svarbiausius darbus nudirbę jau pradėjo švenčių sezoną. Sveiki, mieli vaikučiai! Tos tavo šviesos, dar padviesiu šokti su visais kartu. Džingalbės, skambina varpai, kam galėdam dovanot, galim kas svajot. Džingalbės, taurės suskambės, laumėro vien nusirinks. Bet pirmiausia, mums rūpi darbai. Kas gero padaryta, o ką dar nuveikti reikės. Trakiečiai nėra išskirtinė dalis Lietuvos, bet jie čia arčiau sostinės ir yra visų pirma tokia senovinė sostinė, lankytina vieta ir jiems yra išskirtinis dėmesys. Nekalbant apie šiandieninį, reiškia, senelių sostinės skelbimą, nekalbant apie tai, kad jie renka tikrai neblogai mokesčius. Tai yra labai svarbu savivaldybei, bet džiaugiuosi ir tais padarytais darbais, kurie trakai gali pasigirti. Tikrai trakai turi kuo pasigirti ir pabrėžiu, kad mes neblogai investicijos atlikom. Tai yra Rūdiškių mokykla, tai Lentvario pradinė mokykla, tai Trakų vaikų darželis Obelėlė atlikta renovacijos ir šiuo metu ten puikiai jaučiasi moksleiviai ir vaikai. Taip pat baigiama jau pridavimo komisija dirba prie Rūdiškių kelio pagrindinio, kur buvo metų metais problema, kada užpilama pagrindinė važiuojama dalis ir šaligatvis tiesiog žmonės negalėjo vaikščioti. Tai pagrindiniai darbai, kurie nuveikti šiais metais. Mes tais gerais darbais ir su gera nuotaika pasitinkam Kalėdų senelių šventę. Tai, kad šiandien mūsų šventės globėjas yra Vokietijos ambasada, tai yra būtent tai, kad mes turime didžiulę bendradarbiavimo patirtį 15 metų su miestų partneriu Raine ir Vokietijos miestu Berburgo. Na, o kas liečia bendradarbiavimą su pačia Vokietija, tai spalio mėnesį mes su meru lankėmės būtent tarptautinėje konferencijoje, kuri apima eilę aplinkosauginių priemonių. Mūsų nuostata yra viena, kad kuo daugiau tarptautinių projektų, nes aš manau, kad tiek kultūrinis bendradarbiavimas, tiek aplinkosauginis bendradarbiavimas, tiek patirties pasidalinimas visose srityse. Tai tikrai yra dideli rezervai, tai ne iš savivaldybės biudžeto, o būtent iš tarptautinių projektų. Trakai vėl tapo sostinę. Didžiuosius kunigaikščius šį kartą pakeitė Kalėdų seneliai. Kalėdos tai yra ta šventė, kai žmogus gali atsitiesti, kai jo akis pradeda žibėti, kai jis pradeda tikėti stebuklais. Tai ir kilo tokia mintis, kai šiek tiek niūriau galbūt ir nors ir sniego nėra, bet vis tiek manom, kad pažadinsim žmoguje tą tikėjimą stebuklų ir kad jis supras, kad ne tik tai gražioj aplinkoj viskas, bet ir pačioj gražiausioj vietoj, tai yra jo širdyje, kažkas stebuklingo atsitinka. Visa tai orientuota į labai įvairią publiką, į vaikus, aišku, per vaikus į tėvus. Aišku, kad tai yra balansuota vaikam, bet įdomu ir tėvam. Juolab, kad bus įvairiose erdvėse skirtingi renginiai. Nuo džiazo iki spektaklių ir taip toliau, bet būtent Kalėdų senelių miestelėje bus daugiau tokios linksmybės, fotosesijos,
bus galimybė išsiųsti savo artimiesiems iš Trakų ypatingą atviruką, kuris yra skirtas šiai šventei. Čia yra vienintelis unikalus Lietuvoje antspaudas, kurį pagaivino Lietuvos paštas, kalėdinis antspaudas. Didieji srautai yra prieš savaitę, prieš naujosius ir po naujųjų metų. Tai yra vis tik tai, kaip žinom, mūsų kaimynai iš Rusijos švenčia ilgai ir daug ir jiem nusibosta pas save, taip kad tikrai žinom, kad iš kelionių organizatorių yra ženkliai išaugę užpirkimai paketų. Tai yra kelionė plus nakvynė, plus visa programa, užpirkimai būtent šito laikotarpio. Tai savaitę prieš, savaitę po naujųjų metų. Tai daugiausia bus Rusijos turistai. Vakarai pajuda anksčiau, nuo pusės mėnesio. Ir kas įdomu, kad pietų Europos šalės, Ispanija, Italija, Prancūzija, ypatingai ispanai. Kažkodėl jiems pas mus ši žiema patinka, tik tai visi atvažiavę, kur sniegas, klausia. Tai vat ispanų ženkliai bus nuo kito savaitgalio. Galvės ežero krantinėje įsikūrė įspūdinga Kalėdų senelių rezidencija. Tikrų tikriausias paštas, o totoriškoje jurtoje vyksta edukacinės pamokėlės. Šventės globėjas Vokietijos ambasadorius Lietuvoje ir įspūdžiais pasidalino ir dovanų atvežė. Viena vokiečių tradicija yra advento vainikas. Kiek man teko patirti, Lietuvoje ji nėra labai paplitusi. Tai vainikas su 4 žvakėmis. Kiekvieną advento sekmadienį uždegama po 1 žvakę, o 4 advento sekmadienį jau dega visos 4. Kita vokiečių tradicija tai kalėdinė mugė, kuri, man atrodo, Lietuvoje taip pat dar nėra paplitusi. Daug kolegų iš Vokietijos ambasados važiuoja į Rygą aplankyti kalėdinės mugės, o nuostabioje aplinkoje tokioje kaip čia, kalėdinė mugė taip pat galėtų būti. Kaip mūsų šalims bendradarbiaujant, lietuvių kalėdų senelis galėtų dalyvauti Vokietijos kalėdų šventėse. Pakalbėsiu su savo kolega Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje ponu Butkumi, kad jisai kitais metais atvežtų lietuvių kalėdų senelį į Berlyną. Ten vyksta daug kalėdinių mugių ir lietuvių kalėdų senelis vienoje iš jų galėtų vokiečius pasveikinti su kalėdomis. Tai labai gera jūsų idėja. Savaitgaliais kalėdų senelių sostinėje galima sutikti vis kitos šalies kalėdų senelį. Vakarais aplankyti džiazo, klasikinės muzikos koncertus ir spektaklius. Mes norim sukursti ilgesnį laikotarpį tos šventinės nuotaikos. Ir dėl to kiekvieną šeštadienį keičiasi kalėdų seneliai, kiekvieną šeštadienį kiti kolektyvai ir pritraukiam ir neįgaliųjų užimtumo centrus ir vaikų globos namus, nes norim, kad ta šventė gauti ir tokį socialinį aspektą. Šiais metais gimė dar vienas muzikos renginių ciklas Metų laikai, kuris vyksta su dideliu pasisekimu. Džiazą mes perkeliame į apvalų stalą Trakuose, pilies fone, su apšvietimu, su galbūt mėnuliu dažnai matomu naktį. Iš tų muzikos renginių ciklą įtraukiame taip pat ir spektaklius, ko nebuvo anksčiau. Tai papildo su muzikos renginių žanro įvairovę. Kaip ir dera, šventės tęsis iki 3 karalių. O tada, žiemos šventėms pasibaigus, vėl kipsime į darbus. Linkėsime sėkmės, sveikatos ir gero derliaus. Kada paklausi žmogaus, seniau buvusio, na kaip, Trakai gražėja, sako taip, jį jaučiasi ir matosi. Ir aš manau, kad mes turėsim padaryti dar daug, kad pagražėtų autobusų stotis, kad pagražėtų kino teatras ir kiti apleisti ne dėl mūsų kaltės objektai. Sekančiais metais pradėsime dienos paslaugų centrą, tai būtent centrą, kuriame vietą rastų ir socialiai remtini vaikai, ir krizę patyrę asmenys. Tai planuojame Pelaniškių kaime įsteigti bendruomenės centrą. Kūčių, kalėdų dienomis prisiminkime vienišus, neįgalius ir tiesiog pabūkime kartu su jais, padėkime kitiem. Ir aš manau, kad kuo daugiau gerumo, kuo daugiau noro padėti, užjausti kitą, tuo manau visiems bus geriau.
Trakų rajono žmonėms linkiu kuo geriausios sutikti šventės, su gera nuotaika, su dovanomis ir nesvarbu kokios tos dovanos, didelis ar mažus, bet dovana yra dovana.